Sveiki visi užsukę į kanalą. Šiandieną pakalbėsime apie genetinį transą. Kas yra genetinis transas? Tai transas, kai žmogus gyvena ne savo gyvenimą, o paveldėtą signalą. Žmogus ateina į šį pasaulį jau būdamas tam tikro dažnio lauke. Dar prieš pirmą žodį, prieš pirmą sąmoningą pasirinkimą, kūnas pradeda skaityti aplinką. Šeimos emocijas, giminės baimės, įtampą namuose, nutylėtą skausmą, nuolatinį laukimą, kad kažkas nutiks. Nervų sistema visą tai sugeria kaip išgyvenimų žemėlapį. Kūnas išmoksta įsitempti anksčiau, nei žmogus supranta kodėl. Raumenys įsimena baimę anksčiau, nei protas išmoksta jį paaiškinti. Tai prasideda genetinis transas. Būsena, kurioje žmogus pradeda matyti, kad paveldėta įtampa yra jo tikroji asmenybė. Ir žmogus taip mano, kad nerimas tai jis, kad nuolatinė vidinė kova normalu, kad meilėje reikia kentėti, kad pinigai ateina tik per sunkumą, kad saugumas visada yra trapus, kad atsipalaiduoti yra pavojinga. Ir tada gyvenimas pradeda suktis ratu. Žmogus gali norėti pokyčių, gali skaityti knygas, eiti į mokymus, dirbti su savimi, tačiau kūnas vis tiek grąžina į seną signalą. Nes giluminėms išgyvenimo struktūrams pažįstamas skausmas atrodo saugesnis nei nežinoma laisvė. Kūnas tampa ne tik emocijų saugykla, bet ir likimo projektoriumi. Tam tikros vidinės būsenos pradeda kurti pasikartojančius scenarijus, nuolatinį atstūmimą, kovą dėl vertės, santykius, kuriuose reikia gelbėti, finansinį nestabilumą, baimę būti savimi, nuovargį be aiškios priežasties. Ir žmogus pradeda gyventi ne gyvenimą, o savo vidinės programos prognozę. Bet svarbiausias momentas ateina tada, kai žmogus pradeda suvokti. Tai, ką jaučiu savyje, nebūtinai esu aš. Dalį to aš tiesiog perėmiau. Ir būtent nuo šio suvokimo prasideda išėjimas iš transo. Nesąmoningumas nutraukia automatinį perdavimą. Kūnas gali būti perrašytas, nervų sistema gali išmokti saugiai jaustis. O žmogus gali pirmą kartą pradėti gyventi ne iš baimės, o iš tikrųjų savęs. Kartais didžiausias pabudimas prasideda ne tada, kai žmogus kažką gauna, o tada, kai jis pagaliau pamato, kur baigėsi jo siela, o kur prasideda paveldėta programa. Bet tai dar ne viskas. Kartais žmogus tiek pavargsta ne nuo savo gyvenimo, o nuolatinės vidinės įtampos, kuri metų metus veikia nervų sistemą, emocinį lauką ir pasąmoninius reakcijų modelius. Daugelis pasikartojančių scenarijų slypi giliau nei žmogus sąmoningai suvokia. Kūnas prisimena tai, ką protas dažnai būna užblokavęs. Šiuo metu individualiai dirbu su žmonėmis per holistinį sąmonės metodą ir regresinės praktikas, padedančias atpažinti vidinius pasąmonės modelius, emocinės traumas, pasikartojančius gyvenimo scenarijus bei nervų sistemos įtampą. Tai nėra būrimas ar medicininis gydymas, tai giluminis darbas su žmogaus vidinėmis būsenomis, emociniu suvokimu ir pasąmoniniais procesais. Jei jauti, kad gyvenime kartuojasi tie patys scenarijai, vidinė įtampa, baimės ar emociniai blokai, gali parašyti man asmeninę žinutę. Šiuo metu vyksta registracija birželio mėnesiui. Jei jauti, kad tau reikalingi pakeitimai, pasikeitimai, sąmonės perprogramavimas tavo gyvenime, rašyk, išdrįsk keisti savo gyvenimą. Būk savo likimo kalviu. Iki susitikimo.